Rytinį koncertą baigime. Labas rytas. Mano laikraštuką. Ačiū. Mokslų akademija su giliu liūdesiu praneša, kad vakar Leningrade staiga mirė įžymus tarybinis fizikas, akademikas, Tarybų sąjungos aukščiausiosios tarybos deputatas, Tarybų sąjungos komunistų partijos narys nuo 1917 metų Aleksandras Muratovas. Visas Muratovo gyvenimas buvo pašvęstas kovai už darbininkų klasės interesus. Spalio revoliucija, vėliau pilietinio karo frontai. 1924 metais partija pasiuntė Muratovą į Sibirą, kur vyko didžioji kova už duoną. 1925 metais партиос поведему Муратовас... Я Муратов! За хлебом пришли, хозяин! Teismo posėdį skelbiu pradėtų. Bus nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinami Vasiliauskas Jurgis, Adomo ir Minkus Petras Kazio pagal Tarybų Lietuvos baudžiamojo kodekso 105 straipsnį. Jūsų bylą spręs teismas šios sudėties. Я Муратов. Pirmininkaujantis Ruginis Antanas, liaudies tarėjai Rimša Tomas ir Petraitytė Vanda. Sekretoriaujant Baužytei Nijoliai, dalyvaujant valstybės kaltintojui prokurorui Gimžauskui Jonui, advokatams Gutmanui Zaunui. Я Муратов, уполномоченный губкома. За хлебом пришли, хозяин. Ищите, найдете ваше. Ищите, хлопцы. Давай, ребята, давай! Вот хлеб, Мурат. Ты уверен, что это хлеб? Дона, это хлеб, Саша. Ты уверен, что это хлеб, Ибрагим? Муратов! Муратов! Вот хлеб. Вы умертвили моего сына. Я покажу вам коммунизм, басурмане. Не верите в Бога? Пока нет. Хорошо. Шура, посыпем хлеба. Клюйте, небесные птицы, хлеб мой. Сердце ваше больше ни о чем не плачет. А ты стул вели подать. Сесть хочется по обычаю.
Вернись, икона. А то вот пощекочу тебя. А как же вы пощекочете без рук? Беги, Шура, в Красный Луг и скажи людям, что нам воды здесь не дают ни капли. Только не говори, что нас закопали. Все равно, милый, никто не поверит. Беги. Убьет меня хозяин. Нет больше хозяевов. Ты сама будешь. И вот он. И я. Мы втроем. Да. Беги. Шура! Шура! Куда девалась девка Шурка? Кузьма, посыпь опилок. Братцы, какого дьявола не крутят? Хозяин, именем твоего Христа, что творите, богомолы? Голод привел нас сюда. Россия мрет без хлеба. Россия! Сначала он, потом вы, а уж потом Россия. Liudytojas, ką jūs galite papasakoti apie nusikaltimo aplinkybės? Ta vakarą lijo lietus, bet aš išėjau iš namų rytą, švietė saulė ir nepaėmiau lietpalčio. Kai pradėjo lyti, aš pasislėpiau gatvėje po medžiu. Lijo ilgai. Aš stovėjau po medžiu ir tuo metu prie manęs priėjo jaunuolis ir paprašė ugnies. Užmuštasis? Taip, tada jis dar buvo gyvas. Aš pasakiau, kad nerūkau, kad neturiu degtukų ir jis nuėjo. Prie kolonados jį sustabdė štai šitie du. Aš pajutau kažką negero. Ką jūs būtent pajutote? Nežinau, kaip čia jums paaiškinus. Man nepatiko, kaip jie stovėjo. Paskui šitas aukštesnis mostelėjo peiliu ir jaunikaitis nukrito. Pakilo, jie pasivijo jį, vėl įdūrė. Jis vėl pakilo ir taip kelis kartus. Iš automato aš paskambinau į miliciją. Iš karto nieks man nepatikėjo, galvojo pokštas, o kai jie atvažiavo, jaunikaitis buvo nebegyvas. Dėkuoju. Jūs turite klausimų? Ne. O jūs? Vienas klausimas. Kodėl liudytojas stovėjot po medžiu? Aš jau minėjau, lijo lietus. Jūs patenkintas atsakymu? Kodėl liudytojas stovėjot po medžiu? Jūs turbūt nenugirdote, lijo lietus. Kodėl? Visa vasara buvo lietinga. Jūs tylit, draugas Rimša. Jūs tylit, draugas Rimša. Mes jau balsuojam. Mirties bausmė? Aš susilaikau, negaliu. Iš pačio ryto mirties nuosprendį, ne. Jūs taip subjektyviai formuluojate, draugas Rimša, kad aš nedrįstu protokoluoti. Jeigu šitas liudytojas būtų žengęs iš po medžių ir sučiupęs tą žmogžudį už rankos, dabar būtų gyvas ir anas jaunuolis ir tas žmogžudys, kurį mes ruošiamės užmušti plunksną. Neprieštarauju.
Įvykiai aną naktį galėjo pakrypti ir vienaip ir kitai, bet šiandien nebemetas spėlioti, laikas teisti. Aš už mirties nuosprendį. Iš esmės tai bus antra tos nakties auka. Koks idiotizmas. Iš pačio ryto. Ar rytoj nebūsiu reikalingas kokie nors bylai? Ne. Noriu nuvažiuoti Leningradan. Į laidotuvės. Kuo jis mirė? Infarktas. Прошу. Римша, вас ищет главный инженер. Меня? Я был на суде. Draugas Rimša, Ką? sūnus jūsų ieško. Žinau, man jau minėjau. Ačiū. Aš negaliu dirbti, jeigu kas stovi už pečių. Aš irgi. Inžinieriau, jūsų tėvas atėjo. Gerai. Ieškojai manęs? Taip. Šekit. Nieko. Nieko, tai tuščia vieta. Neblogai, kieno darbas. Povil. Klausykit. Bernas turi traumą. Jam atrodo, kad aplink visi jau nedraugai. Žinot, kaip iki šiol į cechę vadina? Mirusi dūšia. Aš jį pakrikštijau, aš jo krikštatėvis. Tai buvo pirmas gastrolierius. Galbūt. Klausyk, krikštatėvi, priprūkus tu jam pasakyk, kad dabar jų rankos auksinis, kad jis gali dirbti. Ar ne per daug iš karto? Gal pradžio pasakyti, kad sidabrinis? Gerai, pasakyk sidabrinis, bet pasakyk. Tegu vyras paragauja pergalės džiaugsmo. Kitaip negalima, vyrai. Galiu eiti? Iki pertraukos baigsime antro dublio montažą. Aš tau paskambinsiu. Gerai. Klausyk, o Povilui tu pasakyk porą žodžių. A, dėl pergalės džiaugsmo. Gerai, pasakysiu prie visų. Povilas įvaldė 3 kategoriją, valio. Povilas snukių nebedaužo. Šventė. Man šventė. Oi. Įsižeidė vyras. Tėvai, tu skaitei laikraščius? Ne, šitą paskiau. Taip. Aš važiuoju į laidotuvės. Tu neprieštarauji? Gerai. Ką tu? Aš galvojau, kad tu nežinai. Motina, aš paskambinsiu iš aerodromų. Jie ateis tavęs palydėti. Aš jai paskambinsiu. Klausyk, o kad tu paliksi savo vietoj? Povilą. Povil. Tai jūs ateikit pas konstruktorių, ten jūs turit laukti. Marija, atleisk, kad aš taip staiga. Visa taip netikėtai įvyko, kad... Pas tave visada kokie nors netikėtumai. Pyksti ant manęs. Aš nepykstu, aš jaudinuos. Aš visada jaudinuos, kai tu mane palieki. Tiesiog nemoku gyventi vieną. Aš turiu važiuoti, Marija. Tu pati supranti. Nuo manęs perduok užuojautą Muratovo šeimai, girdi? Muratovo šeimos neturėjau. Nesuspėjau, matai. Kaip kvaila. Aš niekad nesusitaikysiu su faktu, kad egzistuoja mirtis. Man metas. Lik sveika. Paskambink vakare. Prašau.
Prašau, prašau. Leningrado lėktuvas. Paskubėkit. Dėmesio, keleivius skrendančius lėktuvų 374 reisų maršrutų Vilnius, Ryga, Leningradas. Prašau čia. Jums patogu prie langų? Ne visada suprantu užuominas. Užėmiau jūsų vietą? Ne, prašau sėdėti. Dėkuoju. Katiuša? Mano vardas Daina? Ne, aš sakiau, yra tokia patranka. Taip. Čia mano mažas karas su savo apkasais, su savo šautuvais, su savo katiušu. Paskui nusivilksit. Sėskit. Atsiprašau. Saldainių paskirtis tokia. Čiulpdami jūs automatiškai darot ryjimo judesius, prašom. Prašom. Ir tai apsaugo jūs nuo oro slėgimo pasikeitimo. Prašom. Piliečiai keleiviai. Piliečiai keleiviai. Nemalonės naujienos. Leningradas nepriima, Ryga nepriima. Audra virš jūros, teks palaukti. Pasiklausykime muzikos. Negabus muzikai. Žmogus iš prigimties gabus viską. Sėskime. Viskas? Daugiau nebeskambinsit? Kad aš daugiau nieko nemoku. Paskambinkite tą patį. Dar kartą. Aš negavus muzikai. Minėjot, kad tai jūsų mažas karas su savo apkasais, savo šautuvais. Su savo katiušu. Su kuo jūs kariaujat? Nežinau. Kaip tai, nežinot, kas jūsų priešai? Nežinau. Nežinau, kaip jūs pavadinti. Prieš mėnesį aš gavau pirmąją premiją už savo konkursinį projektą. Taip. Aš atsistoju ir sakau. Aš labai sujaudinta, labai dėkinga jums. Aš manau. Bet draugas pirmininkė, šitą patį projektą prieš 2 metus jūs purvais drabstėt. Sakėt, kad tai absurdas, chuliganizmas architektūroje. Prisimenat? Draugas pirmininkas tik maloniai nusišypso ir sako, gyvenimas eina į priekį, mergelė. Vadinasi, šito puspročio supratimo aš aplenkiau gyvenimą 2 metais. O jeigu aš būčiau aplenkus 5, 10? O jeigu aš būčiau talentinga? Nieko. Viskas tvarkoj. Gyvenimas iš tikrųjų eina į priekį. Tik nereikia laukti, kol tau įdės į burną ir už tave sukramtys. Reikia imt. Kiek tam puspročiai metų? 35 su kapeikom. O, tai pakankamai jaunas tas jūsų pusprotis. Aš pagalvoju, kad jam arti 70. Klausydamas išsigandau, pagalvoju, kad ir jūs dalinat pasaulį į jaunus ir senus. Tai būtų neteisinga. Pasaulis, mūsų pasaulis dalinasi į gyvus ir mirusius.
Jūs suprantate apie ką aš. Arba tu pilietis, arba tu nepilietis. Arba tu kareivis, arba ne kareivis. Tuščia vieta. Štai kas. Ne tai, kad jaunas, senas, pusprotis, talentingas. Į gyvus ir negyvus. Faktas. Faktas. Klausykite. Pasirodo, kad jūs mokate ne tik noktiurną, bet ir laidotuvių maršą. Prašau. Šį rytą perskaičiau laikraštyje nekrologą. Mirė mano mokytojas, profesorius Muratovas. Kas mirė? Profesorius Muratovas. Tai jis buvo jūsų mokytojas? Taip. Aš dirbau pas jį 50 metais. Jums pasisekė. Tai buvo jo žydėjimo metai. Tai buvo jo kritimo metas, jo katastrofos metas. Jį pašalino iš partijos, išmetė iš akademijos. Ką jūs kalbat? Saša Muratova? Ką jūs kalbat? Mane kviečia. San Sandričių Muratova. Domitės mokslu? Ne, profanas. Jūs išeinat? Pasakė, kad lėktuvas neišskrido, kodėl aš turėjau neateiti. Aš tyliu. Bet tu pagalvojai, kad tu neturi ramybės per šitą moterį, moterį be ambicijos, be gėdos. Aš galvojau apie Donatą. Tai blogiau, tai visai blogai. Donatas pasakė, kad tu galėjai nevažiuoti, kad vietoj tavęs galėjo važiuoti bet kas. Jis pasakė tiesą. Donatas pasakė, kad tu ilgam išvažiuoji. Ir tai tiesa. Tu bėgi nuo manęs. Taip. 2 motorių lėktuvų, Il-14. Nori likti doru? Bet kuria kaina. Pabučiuok mane prieš išvažiuodamas. Nenori bučiuoti moteris, kurios nemyli. Atsargiai. Neišvažiuok. Tu esi doras prieš mane, tu myli mane, tu nori būti doras prieš Donatą, tu bėgi nuo manęs. Tai per daug, kad galėtų suprasti viena moteris. Donatas mano draugas. Jis mane pastatė ant kojų. Jis man davė viską. Tarnybą, ramybę, pastogę. Ir mane priedo nepamiršk. Viską išskyrus tave. O kaip bus su manim? Neišvažiuok. Aš vis tiek tavį mylėsiu, koks tu bebūtum doras ir kokia aš bebūčiau nedora. Aš jam šiandien pasakysiu visą teisybę. Tu jam pasakysi, kad aš kaltas. Kodėl turiu pasakyti, kad tu kaltas, jeigu taip nėra? Pasakysiu, kad aš kalta, juk myliu tave. Tu galvoji, ką kalbi. Koks skirtumas? Na gerai. Pasakysiu, kad aš skiriuosi jo, šiandieną pasakysiu. Vis tiek anksčiau ir vėliau jisai sužinos viską. O gal tu nori, kad jis niekad nesužinotų teisybės? Noriu. Gal nebūsi su manim net, kai aš būsiu laisva? Donatas mano draugas. Jis ne draugas tavo. Jis iš kiekvieno daro tarną, jam nereikalingi draugai. Bet man reikalingi draugai. Jūs abu niekšai. O kas ta moteris, kuri sėdėjo prie fortepijono? Nežinau. Tu jai skambinai noktiurną? O ką šiai kitą galėjo skambinti? Juk nieko daugiau ir nemoku. O aš maniau, kad tai mano noktiurnas. Marija? Marija? A, tai aš.
Ne, dar neišskridau. Tu negalėjai mojuoti, todėl kad mes nepakilom. Tu taip sakai, tegul bus, lyg aš būčiau išskridęs, o aš to iš čia. Dar nežinau, kada išskrisiu. Klausyk, Marija, tu visada gyrėsi savo atmintimi. Atsimeni, 50 metais gavau iš Muratovo laišką. Ką jis ten rašė? Kad sveikas, gyvas, kad nespėjau baigti bandymų, bet kalba ne apie tai. Pasirodo, jam tai buvo labai liūdnos dienos, o aš iš laiško nieko neįskaičiau. Aršas aš. Bet ir Muratovas geras. Galėjau parašyti trumpai, drūtai. Tu jau, palauk. Jūs grąžinot bilietą? Taip. Neskrisit lėktuvu? Bandysiu važiuoti traukiniu. Manot, greičiau bus? Nežinau, ar greičiau būsiu ten. Bet aš noriu greičiau iš čia išvažiuoti. Jeigu nieko prieš, palaikysiu kompaniją. Kaip norit. Kiek suprantu, tamsta pažinojo mūsų Muratovą. Sunku patikėti, bet po karo nei karto nesu jų matęs. Negalėjaugi visko mesti ir važiuoti pas jį. Neužmirškit, kad tai buvo pokario metai. Duona. 45 metais duona, 50 metais duona. Duona. Visą gyvenimą duona. Venceremos. Venceremos.
generalinė būtinė. Kur girdėjau tą muziką? Aš skambinau aerodrome. Prašau. Ispanijai sniegas iškrito. Apelsinam kaput. Ką jis ten sako? Kad Ispanijai sniegas iškrito, apelsinų nebebus. metais su Muratovu buvau Ispanijoje. Laikas, kad bėga. Jūs to nepastebite. Kelintą išeina traukinys į Leningradą? 8:15. Gal vieną. Pabandykim, kas išeis. Kiek aš jums skolingas už kavą? 20. Jums laikas į traukinį? Ne. Man laikas namo. Namo. Tu nepavėluosi? Klausyk. Kai aš pasimečiau su tuo jaunuoliu, užsukau į namus. Atleisk, Marija, bet visą butą apverčiau va šitaip. Tai tu darai kasdien. Šį kartą labiau negu kasdien. Ieškojau Muratovų laiškų. Tu jau nesudeginai? Laiškų aš niekada nedeginu. Ar tu nepavėluosi? Nuo to laiko, kai tu man paskambinai, aš daug galvojau apie tą laišką. Jis rašė žaliu rašalu. Prisimeni? Pačioj pabaigoj nei iš jo, nei iš to buvo parašyta, kad tarp jo mokinių, su kuriais jis dirbo, vienas buvo dezertyras. Kas toks? Dezertyras, jis taip ir rašė. Kas toks? Jo mokinys? Taip. Kaip aš šito neprisiminiau? Muratovas laiške jį labai konkrečiai apibūdino. Būtent? Aš neprisimenu. Marija, tu visuomet girdavaisi savo atmintimį? Aš neprisimenu. Na, tu gerai pagalvok. Aš bandžiau. Žinai, ką jis rašė apie tą mokinį?
Jaunuolis neduos jums gražos, jeigu suduosite jam per veidą. Ko neduos? Gražos. Atleiskit, ar nematėt tokio aukšto vyriškio su permatomu lytpalčiu ir lagaminu geltonu? Nepastebėjau. Nepasakytumėt, kur čia 25 butas? 25? Turbūt senam name, pažiūrėk. O aš jūsų visur ieškau. Taip. Bufete pasakė, kad išėjot namo, tada aš nubėgau į adresų biurą. Ką jūs čia veikiat? Nieko, sėdžiu savo ir galvoju, lipt man į viršų ar ne? Kuo galiu būti naudingas? Kaip čia jums paaiškinti ir nesumeluoti? Mašinoje minėjau, kad po karo mano ryšiai su Muratovu nutrūko. Tamsta buvai Muratovo mokiniu, tiesa? Taip. Buvai greta jo, buvai visų jo, taip sakant, džiaugsmų ir nelaimių liudininku, tiesa? Tamsta vienintelis žmogus, kuris galėtų man apie jį papasakoti. Garbės žodis, man tai būtų žymiai svarbiau, negu vilktis laidotuvių procesijos uodegoje žiūrėti į kalinės akademikų kepurės. Eime į viršų. Ne, aš nenorėčiau trukdyti. Gal pasikalbėsim čia? Jūs man netrukdysit. Anaip tol man pačiam bus drąsiau su jumis. Lipam į viršų. Su šeima gyvenat? Ne, čia mano viršininko, mano šefo butas. Jis užleido kambarį man. Prašom, viršų. Į dešinę, dar kartą į dešinę. Aha, tiesiai. Dar kartą tiesiai. Kairėn pasuksim. O dabar prašom nusirengti. Labas. Labą dieną. Tai jūsų žmona? Tai mano žmona. Vis tiek labas. Jūs nesiveikinkit. Galvoju, skridai paukštelį. Kas atsitiko? Lėktuvas nukrito? Dabar tokie orai, kad jau greičiau. Greičiau pėsčias. Gilka. Rims. Mano šefas. Sėskit. Sėsk. Gal kavos? Aš užkaisiu kavą. Ką tu supranti apie kavą? Janina. Sakau, gal mūdu perėsim į kitą kambą. Brangioji, užplikyk kavos. Vaišinkis. Palaukit. Argi jūs rūkantis? Ir seniai? Studentaudamas įpratau. Toks išlaidus gali būti tik viengungis. Jūs šiandien Čia dar teisme liko dvi pasakėt, cigaretės. kad nerūkot.
Prisimenat? Kai jūs stovėjot po medžiu, prie jūsų priėjo tas užmuštasis, jūs jam pasakėt, kad nerūkot. Ne, nieko panašaus. Aš nepasižymė atmintimi, bet vis dar. A, beje. Kaip ten teisme? Vienam mirties bausmė, kitam kalėjimas. Aš ne jums, ne teismui pasakiau, kad nerūkau, aš tam jaunuoliui pasakiau, kad nerūkau. Stovėjau susimastęs, nenorėjau su nieko šnekėti ir pasakiau, kad nerūkau. Aš galėjau jam bet ką pasakyti, vargu, ar byloje tai būtų ką pakeitę. Pagal tikimybių teoriją vis tiek būtų užmušę, kas nors buvo tuo suinteresuotas. Tai būtų įvykę 2-3 minutėm vėliau. O pagaliaugi aš nežinau finalo, nežinau, kuo tai gali baigtis. Klausyk, Vacy, ar tau neatrodo, kad draugas Rimša tave įtarinėja žmogžudystė? Žmogžudystė? Jokių būdų. Beje, mes pamiršome Muratovą. Eisiu paieškoti nuotraukų. Aš neišvažiavau. Matau. Nieko neturi man pasakyti. Tau? Kodėl nieko? Tikriausiai nieko. Aš nemaniau, kad man teks kalbėti su tavim. Leisk. Janina, tu man labai brangi. Tu man nieko neturi pasakyti. Aš tau iš ryto viską pasakiau. O prieš jums ateinant aš ir jam viską pasakiau. Jūs dabar abu viską žinot. Ačiū, kavutės aš prisibijau. Pažįstas šitą žmogų? Muratovas. Tu su mumis kavos negersi? Ne, aš jums pačiau netrukdysiu. Greta jo, Borė. Jis buvo genialus. Vienintelis genialus žmogus, kurį teko sutikti gyvųjų tarpe. Potencialiai jis buvo naujas Einšteinas. O Muratovas? Tai ką? Muratovas? Muratovas mokslė buvo pirmos eilės žvaigždė, aš to neginčinu. O kur dabar Borisas? Jo dabar nėra. O čia Goga. Igoris. Karo metu dirbo zenitinė artilerija. Žmona žuvo blokadai. Jis buvo mūsų logikas, bet gerai žinojo fiziologiją. O kur jis dabar? Praeitais metais jis gavo premiją. Galvoju, jis dabar užims Muratovo vietą. Tu jau išeini? Tai kaip, čia šeimininkį palieka mus? Atleiskit, kad taip įsibroviau. Palauk. O tamstus aš čia nematau. Aš pats fotografavau. Sėdėk. O kokius čia vizualus aparatai? Tai laboratorija? Mes ją vadiname voratinkliu. Tada mes kankinome su ryšių teorija. Ieškojom bendro tarp žmogaus ir mašinos. Mes tada kankinome su ryšių teorija. Nori šnekėti su Vaciu? Apie ką? Dar nežinau. Pati galvoju apie ką. Nori pasiguost, kad išeini iš namų? Aš jau pasiguodžiau. Štai kaip? Bet tik tu mane paliki, aš turėčiau guostis. Ašgi nebebijau tavęs, Doni. Netiki. Žinau, tu pripratęs, kad tavęs visi bijotų. Ir namuose, ir fabrike. Pataikūnai šypsosi ir tyli. Tyli, nes bijo prisipažinti, kad bijo. Tu žinai, ką man pasakė Vacys? Šį rytą. Kad jūs esate draugai. Bet juk tai netiesa. Jis bijo tavęs.
Tu moki pančioti žmonės. Kur tu šiandien nakvosi? Aš sakau, gal tu pasilik čia, kol susirasi, kur gyventi. Aš tau netrukdysiu. Ką? Tau nepatinka tai, ką aš kalbu. Kodėl žmonės bijo prie tavęs kalbėti apie tai, ką galvoja? Kodėl? Juk tu dabar nieko negali jiems padaryti, nei įskūst, nei apšmeižt. Tu netgi iš darbo negali jų išmest be profsąjungos sutikimo. Nebe tas metas, visiškai nebe tas metas, o žmonės bijo tavęs kaip ir pirmiau. Kodėl? Nedrįsk. Nešauk. Aš nešaukiu, aš tyliai. Kodėl? Gazdini. Tu žadi mane šantažuoti. Nesijaudink. Vargu yra toks įstatymas, kurio tave galima bausti. Bet jei kas sugalvotų teisti žmogų už tai, kad jis niekam niekad nebuvo nei bičiulis, nei brolis, nei draugas, aš parodyčiau į tave pirštu. Mes tada stovėjom prie lopšio naujo ir drąsaus mokslo. Muratovas. Dalis šito mokslo vėliau išsivystė į tai, ką mes dabar vadinam kibernetika. Skaičiavimo mašinos. Ne visai taip. Kibernetika tai mokslas apie savivaldą. Be kibernetikos dabar nebūtų nei raketų, nei sputnikų, nei... Bet dabartinė kibernetika tik dalis Muratovo planų. Mūsų apetitai buvo kur kas didesni. Mes turėjom programą 30 metų Muratovas. Dirbom po 25 valandas per parą. Visi tikėjome seniau. Netgi Goga. Kodėl netgi Goga? Aš pasakiau netgi? Taip. Nemėgau jo. Nemėgau. Jis buvo čiauraus būdo, bet tai jau asmeniški reikalai. Muratovas irgi, žinau, nelengvo būdo. Nepasakyčiau. Nors, tiesą sakant, jis priešų turėjo nemažą. Priešai kartais padeda gyventi. Nežinau. Nežinau. Muratovas gąsdino žmonės savo tiesumu. Nepamirškime, tai buvo 50-ieji metai. Dogmatizmo apogėjus. Net iki 53-ųjų buvo likę ilgi 3 metai. Muratovo bandymas sukurti galvojančią mašiną kai kam atrodė pavojinga erezija. Laikraščiuose pasirodė straipsnis, paskui antras. Muratovą apšaukė idealistu. Jūs žinot, ką tais laikais reiškia panašus kaltinimas. Man iš karto dingtelėjo, kad mūsų darbui galas. Kad mūsų darbui galas. O Muratovas? Muratovas liko ramus. Jis dirbo atkakliai, užsispyręs. Aš nenorėjau būti pranašu ir Dievas nieko nematys ir negirdys. Bet aš žinojau, kad visa tai blogai baigsis. Vienas klausimas. Man jie prabilo teismo tarėjas. Vadinasi, jūs prieš prasidedant kovai jau žinojot, kad teks kapituliuoti. Kodėl jūs to klausit? Ne, aš neklausiu. Aš pagalvojau. Aš jutau. Ir pasirodė, kad aš teisus. Tai buvo tiesiog dienų klausimas. Ir toji diena atėjo. Nepamenu, spalio 12 ar 14. Tai neturi reikšmės. Kalbėkit apie Muratovą. Muratovą tą vakarą iškvietė į kolegiją. Mes sėdėjom ir laukėm jo. Kalbėjom apie meilę, apie baltasias naktis. Apie tai, kad Borka savo gyvenime nebuvo
bučiavęs moters. Mes tyčiamės iš jo visą naktį. Būna gyvenime. Žmogus vieną galvoja, kitą kalbi. Vieną galvoja, kitą kalbi. Būna. Būna. Auštant, Borisas įkalbėjo mus važiuoti į Peterhofą. Jums teko matyti Peterhofo fontanus. Igoris balsu skaitė laikraštį, kuriame tūlas filosofas Muratovą vadino šarlatanu. Borisas juokėsi. Borisas sunkiai sirgo. Gydytojai sakė, kad jam liko gyventi nedaugiau 2 metų. Bet apie tai vėliau. Tai buvo mūsų paskutinis pasivaikščiojimas. Borė nusišovė palėpėje, Goga dingo. Mes su Muratovu nuėjome į kolegiją ir prisipažinom. Senas pasakos. Gal kavos? Jūs dažnai pasakojate šitą istoriją? Kartais mane apima siautulys. Jei ne tie įvykiai, būčiau mokslininku. Jums neatrodo, kad žmonės pradėjo mėgautis pasakodami istorijas apie anuos metus? Žiūrint, kas pasakoja ir kodėl pasakoja. O kai mes grįžome į laboratoriją, ten jau mūsų laukia senis. Так, ну вот, сие и грянула. Нашу лавочку, как кое-кто изволил ее величать, собираются прикрыть. Хотите, мальчики, я вас рассмешу. Нас обвиняют в метафизике, черт побери. Ну, ничего. Я ему написал письмо. Посмотрим. Все еще может измениться. Tikrai, aš gavau tada iš jo laišką. Aš jums minėjau, prisimenat? Senis atsisėdo kampe ir pradėjo laukti. Jis laukė atsakymą į savo laišką. Senis dar tikėjosi. Senis dar tikėjosi, kad atsakymas ateis. Anksčiau ir vėliau, kaip tai būna teatre paskutinę minutę. Bet kuo jam galėjo padėti mano laiškas? Jūs nejuokaukit. Jis laukia atsakymo iš Stalino. Atsakymo nebuvo ir negalėjo būti. Reikėjo keltis ir eiti. Reikėjo keltis ir eiti. Ладно. Мальчики, нам пора на ученый совет. На-на. Больше мужества. Боря! Чего? Главное не потерять веру. Не потерять, когда тебе трудно. Чего? Веру в разум человека. Ты пойдешь вместе с нами и выслушаешь все, что там скажут. Так надо. Хо! На полном серьезе? Еще бы. На полном серьезе? На полном серьезе? На полном серьезе нет, шеф. Не глупи, Борис, ты знаешь, я не трус и не халуй. Я не пойду. Спокойней, Борь. Спокойней. Да. 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 Я понимаю, вы должны идти, шеф. У меня нет детей, но я о внуках думаю, которые вспомнят нас добром. Шеф, что они с вами сделают, а? Ни черта.
Надень галстук, Борис. Только обо мне не говорить. Не надо. Пожалуйста. Borisas nėjo su mumis. Нет. Jis nusišovė bendrabučio palėpėje. Raštelėje buvo parašyta: žinau, kad mūsų reikalas nugalės, bet aš šito jau nebepamatysiu. Jūs žinot, mano laikas baigėsi. Duok atgal. Ką atgal? Gražus. Duok. Tu. Ученый совет решил вашу лабораторию закрыть, ибо ваши так называемые труды – это не что иное, как лженоваторство и бахвальство. Все это, простите, пахнет метафизикой. Ученый совет требует, чтобы вы трое выступили в университете перед общественностью и осудили свои ошибочные идеи о создании мыслящей машины. Вы меня поняли, профессор Муратов? Я коммунист. Значит, да. Значит, нет. Вы? Нет. Вас исключат из университета? Нет. Вы подумайте? Нет. Вы? Я? Да. 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 Благодарю вас. У молодежи закалки не хватает. Вот именно. А за новое в науке я спокоен. Партия не даст нас в обиду, ибо сама партия наша – партия-новатор. Я верю, что Россия будет на первом месте во всех науках. Как бы ни мешали карьеристы и завистники. А вы не верите? А вы? А вы, Вячеслав Кузьмич, а я говорю да! Залог этому вера в партию, в наш народ. За ними решающее слово. Вот именно так. Вы еще услышите наше ура. Penki, keturi, trys, du, vienas. Aš vos toks šimtas, aš vos toks šimtas. Valio! Aš vos toks 101, aš vos toks 101. Valio? Valio. Žinoma, valio. Penki, keturi, trys, du, vienas. Tai aš. Tu lauki ko? Tavęs. Aš ten nebegrįšiu. Apsivilka nors. Einu. Man turbūt dabar dėrėtų pakartoti tai, ką tu jam esi pasakęs. Pačiam pakartoti. Turbūt.
Tau nieko nereikia iš ten. Ne, aš ten nieko nepalikau. Pasą turi? Kam jis man reikalingas? Jis ne mano pavardė. Vacy, apie tave jam nieko nesakiau. Pasakiau, kad aš palieku jo namus ir tiek. Daugiau jis nieko nežino. Rankų nespėjau nusiplauti po darbo. Janina išėjo. Aplamai išėjo. Aš su ja ką tik kalbėjau. Kur ji? Už durų. Prašė manęs, kad paimčiau jos pasą, Donatai. Kągi, laisvas žmogus. Tu manęs negailėk. Ko žiūri? Donatai, mudu draugai. Dar kokia velniava. Jeigu žmogus pradeda kalbėti apie draugystę, gero tikėtis negalime. Donatai, aš puikiai žinau, kiek aš esu tau skolingas. Kai aš grįžau iš Leningrado, tu man padėjai atsistoti ant kojų. Atiduok jai pasą, į ten šalą. Aš nenorėjau tavęs apvogti, Donatai. Nenorėjau žeisti. Tikrai, dar prieš valandą aš nežinojau, kad šitaip man reikės stovėti prieš tave. Nesupratau. Atiduok jai pasą, į ten laukia, kiek aš suprantu. Tegul. Kada aš pamiršau kalbėti? Nejau taip sunku ištarti žodį. Nejaugi taip sunku. Donatai, tau Janina pasakė, kad ji išeina iš tavo namų, bet nepasakė, kad ji mane myli. Ji ten manęs laukia. Štai ką aš tau seniai norėjau pasakyti. Nereikėjo tau šito daryti, Vacy. Nori, kad aš veidmainiaučiau? Ne, jokių būdų ne. Aš irgi būsiu atviras. Tik negalvokit, kad padarėt mane raguotų. Ilgus metus aš laukiau šitos dienos. Vis tik tu šliaužas. Ilgus metus aš laukiau. Aš nemyliu Janinos. Ji isterikė pilna kažkokių kompleksų. Aš laukiau nesulaukdamas tos dienos, kada ji pagaliau išeis iš šitų namų. Mane kartais tiesiog siaubas apimdavo, kad ji čia gyvens iki grabo lentos. Aš turiu kitą moterį, ji kartu su manim laukia. Velnioniškai viskas ilgai truko. Neįsivaizduoji, kaip viskas ilgai tęsiasi. Vacy. Tu galvoji, ką kalbi, Donatai? Tai kodėl neišsiskyrei su Janina? Tai ne taip paprasta. O mano padėtis? Į mane žiūri visas miestas. Aš negalėjau kelt skandalą su skyrybų byla. Aš ir mano šeima turėjom būti pavyzdžių. Protingiausia buvo laukti. Anksčiau ir vėliau Janina pati turėjo išėti iš namų. Žinai, kokia jam vicinga. Tik negalvojau, kad tu įsimaišysi. Tu, Donatai, nesupranti, ką dabar man pasakei. Donatai, tu jautiesi įžeistas. Taip, tau dabar skaudu. Ir tu giniesi. Nekalbėk nieko, tu padarai man didelę paslaugą. Meloni! Ką jis tau padarė? Tu ką jam padarė, beprotį? Ką jis tau pasakė? Jis tau grasino?
Neslėpk nuo manęs, ką jis tau pasakė. Nieko. Jis pasakė jam skaudu, kad šitaip atsitiko. Ir tu juo patikėjai. Ir tu juo patikėjai. Ir tu juo patikėjai. Labą vakarą. Turite laisvų vietų? Duokite pasus. Vaci. Aš nenoriu pasirodyti prieš tave juokinga, bet tu paprašyk, kad duotų 2 atskirus kambarius. Ir jeigu galima, skirtingose aukštuose. Nejuokaukit. Jūs gyvenate Vilniui. Taip. Eikite namo. Brangioji, jeigu mes turėtume namus, argi trukdytume jūsų brangų laiką? Jūsų skirtingos pavardės. Tikrai taip. Mes norėtume pernakvoti nors vieną naktį. Nors vieną naktį? Rytą aš ką nors kitką sugalvočiau. O jums negėda? Prašau? Gėda. Dėmesio. Įskridimas lėktuvu 337 reisų maršrutu. Maskva Vilnius užsilaiko Maskvoje dėl oro sąlygų Vilniuje. Atleiskite, ar prie aerodromo yra koks viešbutukas? Antrame aukšte. Žinoma, jeigu jūs mūsų keleivis. O, norint pas jos pernakvoti, reikia turėti bilietą į lėktuvą. Pardaviau savo bilietą. Turėjau bilietą į 374. 374 išskrido prieš valandą. Matot? Gerai, kad pardaviau. Prašau man duoti 2 bilietus. Rytdienos lėktuvui. Į kur? Man vis tiek. Pigesnius. Į Leningradą. Pavardė? Venskus. Vyras ir žmona? Ne. Vyro prašau štai čia, 2 kambarys. Labas vakaras. Turėsite kaimyną. Jūs prašau čia. Už abu 3 rubliai. Vėlu. Į moterų kambarį vėlu. Aš jai norėjau pasakyti tik 2 žodžius. Rytoj pasakysit. Aš norėjau pasakyti labos nakties. Rytoj pasakysit labą rytą. Labos nakties. Taip. Labos nakties. Taip.
Aš mėgosiu visus metus, net merkdama akių. O aš turėsiu keltis auštant, kad grąžinčiau bilietus prieš įskrendant lėktuvui. Taip. Aš prisiminiau vieną Lenkę. Ji mums išnuomos kambarėlį su balkonu, su vonia. Gyvensim kaip senovės graikai. Nenoriu kaip graikai, noriu miego, paskui galvosiu. Aš galvosiu už tave. Už tave, už save. Ne. Aš. Aš. Nebūk tironas. Šiandien buvo sunkiausia diena mano gyvenime. Kodėl tu pabėgai nuo manęs? Norėjai likti doras? Mes abu turim daug apgalvoti. Tai jau praeitis. Praeitis, ateitis, tai tik žodžiai, viskas dabartis. Angelas sargas beldžiasi. Aš myliu tave. Aš myliu tave. Argi šito maža? Maža. Ko dar tau reikia? Meilės. Vacy, tu gali išklausyti nemalonius dalykus. Šį rytą tu pabėgai nuo manęs. Paskui tu grįžai, bet aš nežinojau, kad tu grįši ir aš palaidojau tave Redromo pievoje. Nekeik manęs. Kai aš Donatui pasakiau, kad aš palieku jo namus, aš valandai pasijutau laisvai. Tai buvo tarp 6 ir 7 ar 7 ir 8. Vacy, mes nebūsime drauge nei ryt, nei poryt. Mums reikia daug apgalvoti, kad nesuklystumėm antrą kartą. Aš nemoku pamiršti, aš negabi pamiršti, tai mano yda, tu man atleisk. Nekeik manęs. Išeik. Išeik. Išeik! Последнее известие. Вашингтон. Президент Соединенных Штатов Кеннеди обратился с письмом к лидеру демократического большинства в Сенате Мэнсфилду и лидеру республиканского меньшинства в Сенате Дирксену. В этом письме Кеннеди просил Сенат ратифицировать Московский договор. Американский президент отмечает, что в интересах человечества необходимо, чтобы этот договор был сейчас одобрен. И надежда на мир, которую он предлагает, твердо поддержана Сенатом Соединенных Штатов. Сенатор Дирксен, зачитавший в Сенате письмо президента Кеннеди, также высказался за быстрейшую ратификацию Московского договора. Лондон. Министр иностранных дел Англии Хьюм, выступая на митинге консерваторов в городе Эр, выразил надежду на новые благоприятные возможности для заключения дальнейших соглашений. Jūs per mane pavėlavote į traukinį. Было бы неправильным считать, заявил Хьюм, что Auštant bus lėktuvas. Aš galiu jums perleisti vieną bilietą. Хьюм высоко оценил значение подписанного в Москве договора о частичном запрещении ядерных испытаний. Nenorit kalbėti su manim? Galvojat, per šią dieną mane gerai pažinot? Ką man veikt? Ir aš dabar galvoju, ką tau toliau veikt. Ne to mokėsi pas Muratovą. Tau ne fizikos reikėjo ir ne matematikos. Iš senių kai ko daugiau buvo galima pasimokyti.
Jis atidavė žmonėms viską, ką turėjo ir ko neturėjo. Jaunystę, meilę, kraują, savo ir ne savo kraują, duoną. Tu žinai duonos kainą? Duonos kainą. Pats laikas prakalbą sakyti. Juodos duonos kilas krautuvė kiek? Kodėl tu stovėjai po medžiu, kai šalia tave žudė žmogų? Yra daug švelninančių aplinkybių. Taip aš stovėjau po medžiu ir galvojau. Tikrai buvo apie ką galvoti, jūs nežinot, kokioj padėtyje aš tada gyvenau. Teisinatis. Vadinasi, dalinai prisipažįstat. Tai jau šioks toks progresas. Klausykit. Ir vis tik, kodėl jūs tada stovėjot po medžiu? Aš klausiu, kodėl? Užteks! Užteks pagaliau! Aš nebenoriu daugiau šito girdėti! Tylėkit. Klausykit, draugas Rimša, tai mano sąžinės reikalas. Tai vien tavo sąžinės reikalas? Tai mūsų visų reikalas. Ne dykumoje gyveni, broliuk. Ir dar kartą. Kodėl stovėjai po medžiu? Ir dar kartą. Kodėl stovėjai po medžiu, kai šalia tavęs žudė žmogų? Aš klausiu. Nenori kalbėti su seniu? Su seniu nenori kalbėti? Eikit po velnių! Jūs ką, iš tiesų mane įtariat? Taip. Ne, tu ne žmogžudys, tu ne išdavikas. Tu tik abejingas žmogus. Tu dirva, mėšlas piktadarybė. Be abejingų žmonių tylaus pritarimo pasaulyje neįvyko nei vieno žmogžudystės, nei vieno išdavimo. Faktas. Jeigu būtų mano valia, aš jūs teisčiau. Visa laimė, kad tokių žmonių kaip tu pas mus nedaug. Faktas. Jeigu bent dalelytę supratai tu, ką aš tau norėjau pasakyti, mūsų diena nepraėjo veltui.